Su šlapimo nelaikymu po gimdymo susiduria 4 iš 10 pacienčių. Pirma, tai yra nevalingas šlapimo nutekėjimas, kuris nuteka nevalingai fizinio krūvio metu. Dažniausios situacijos tai kosint, čiaudint, šokinėjant arba fizinio krūvio metu. Gali atsirasti dar nėštumo metu, pirmo-antro nėštumo trimestro metu, arba iš karto po gimdymo, gali atsirasti po kelių savaičių po gimdymo, po mėnesio, arba tiesiog net po 40 metų. Šlapimo nelaikymui po gimdymo turi įtakos visų pirma paveldimumas genetika, taip pat moters gyvenimo būdas, tokie kaip žalingi faktoriai rūkymas, priaugtas nėštumo metu didelis svorio kiekis, tai yra kūno masės indeksas. Taip pat turi įtakos gimdymo metu didelis vaisiaus svoris, taip pat ilgas antrasis gimdymo periodas, tai yra vaisiaus išstūmimo periodas ilgas. Pat nėštumo metu augantis gimdos svoris kartu su vaisiumi veikia į šlapimo pūslės sfinkterį, tuo silpnindamas jį ir skatindamas šlapimo nevalingą nutekėjimą. Taip pat pačio nėštumo metu, o jau ir gimdymo metu, kuomet slenka vaisius gimdymo kanalu, yra silpnėjantis gimdos dugno raumenys ir jie būtent taip pat turi didelę įtaką reikšmę šlapinimosi valdymui. Šlapimo nelaikymas gali pasireikšti jau po pirmojo gimdymo. Šlapimo nelaikymas gali pasireikšti, tačiau jo sunkumas arba ryškumas, arba kitaip sakant, sunkus šlapimo nelaikymas, rizika po cezario pjūvio sumažėja po cezario pjūvio pačios operacijos nuo 10 iki 5%. Tačiau gimdant per cezario pjūvį jau po 3 cezario pjūvio praktiškai susilygina rizika šlapimo nelaikymo, taip kaip ir po pirmojo gimdymo natūraliais gimdymo takais. Pačio šlapimo nelaikymo diagnostikos ir individualaus gydymo plano parinkimo reiktų kreiptis ne anksčiau kaip po 6 savaičių po gimdymo, ypač jeigu jau šlapimo nelaikymo epizodai pasireiškia dar nėštumo metu. Šlapimo nelaikymo situaciją gerina, visų pirma, tai yra svorio kontrolė, tai yra mažinti priaugtą nėštumo metu svorį moters, taip pat gyvenimo būdas, maistas, aštrus maistas, taip pat kava, rūkymas, žalingi faktoriai. Taip pat labai svarbu stiprinti dubens dugno raumenis, tam yra specialūs pratimai vadinami Kėgelio pratimais, kurie paprasti, gali moteris tiesiog jos atlikti, bet būdama namuose. Taip pat įvairios mankštos bei procedūros, kurios stiprina dubens dugno raumenis. Taip pat taikoma gali būti elektrostimuliacija, tai yra kuomet magnetinio bangų lauko poveikis skverbiasi giliai į audinius ir taip sukeldama susitraukimą arba atsipalaidavimą raumenų ir stiprina būtent tokio poveikio. Lazerinė procedūra šlapimo nelaikyme, lyginant su chirurgija, tai yra neinvazinė procedūra. Jinai nėra sudėtinga techniškai atlikti, taip pat yra neskausminga. Pats principas tai yra lazeris veikia savo fototerminiu poveikiu į giliuosius raumenius makšties ir tokiu būdu sukelia audinių, tai yra kolageno ir elastino skaidulų dauginimas ir regeneracija ir to sustiprina būtent pačius, sutvirtina audinius ir pagerina šlapinimosi kontrolę. Tai ta procedūra tikrai neužima nei daug laiko, moteriai specifinio pasiruošimo nereikia ir jinai labai greitai gali grįžti prie įprasto savo gyvenimo būdo.